Tai prasidės dar vienas laivas, laukiu pašnekovės, kad prisijungtų. Ir startuosim toliau su kūrėjais. Dar liko 5 minučių. Kažkur, lygiai 5 minutės liko. Tai va. Jau iš tiesų net pamečiau, kuris skaičius. Liko 1 minutė, kol pašnekovai prisijungs ir galėsim tada pradėti. O, Sveika.
Labas, labas, labai greitai pavyko prisijungti, be jokių trukdžių. Tikrai taip, tiesiog paspaudžiau ir, ir mes jau kartu. Aha, tikrai taip. Tai labas, malonu tave matyti, Giedrė, pagaliau. Man irgi tikrai labai malonu ir gaila, kad nepavyko tiesiog, kaip mes norėjom kavos susitikti ir kol kas pradedam nuo tokio bendravimo. Be virtualios kovos. Taip, nuo virtualios, o paskui prie realios tada. Taip. Jo, iš tiesų galėsim. Aš taip netgi gavosi netyčia visai tokia tradicija, kad jeigu tik tai pavyksta su pašnekovais po laivo, jeigu jau sueina bio laukai mūsų, tai tada einam kavos. Tai va, su viena mergina net iš tiesų, jeigu taip trumpai, jinai buvo mano pati pirma pašnekovė, tai mes su ja Mhm. iki šiol bendraujam. Tai va, kas ten žino? Tikrai taip. Taip, tai aš gal tada iš karto tiesiai prie reikalo pristatysiu tada Giedrę. Tai Giedrė yra labai kūrybiška moteris. Irgi viena iš daugelio kūrėjų. Esi dailininkė, Taip. edukatorė, turi dar savo dailės studiją įsikūrus ir esi dailės mokytoja. Teisingai. Ir jeigu dabar gerai prisimenu, esi minėjus, tikriausiai man tas įsirėžia, kad tavo manimu bet kas gali kurti, bet kas gali piešti. Taip, aišku, gal keistai skamba tas bet kas, nes atrodo, kad bet kas atėjo ir tą išmoko. Bet Mhm. aš manau, kad kiekvienas tas, kuris tikrai turi tą norą, bet jam gal tiesiog nesiseka, gal jisai neturėjo kažkokio tai palaikymo savo laiku, gal buvo sukritikuotas, gal buvo nuvertintas. Ir arba gal negavo to tokio, nežinau, žinių, mokymo, kuris tikrai norėjo ir jis buvo sustabdytas. Tai dažnai tie dalykai mūsų gyvenimuose uždeda tam tikras klišes, tam tikrus stabdžius ir mes gal tada vengiame ir nedarome to. Ir bijome galbūt tą daryti, nepasitikim, nedrįstam. Tai aš manau, kad kiekvienas, dėl to ir kiekvienas ir gali kurti, tik jam reikia tos tinkamos terpės, aplinkos, jį padrąsinti, palaikyti. Tiesiog tas buvimas šalia, nekritikavimas, ne kažkoks tai, nežinau, jokiais būdais nevertinimas ir matymas jo progreso, tai padeda atskleisti, žingsnelis po žingsnelio, nes aš manau, kad vis tiek kiekvienas auga savo tempu ir savo greičiu. Ir, kiekvienas mes esame, tikrai labai individualūs, todėl, vėlgi, nereikia turėti to omeny, kad kad pasakiau, kad kiekvienas gali. Taip, padaryti, sukurti gali kiekvienas, bet kiekvienas nebus tas Mikelandželas, kaip pasakyti. Tai čia, bet tą pasidžiaugti, patirti tą kūrybinį džiaugsmą ir kažką sukurti, tai gali kiekvienas, nes dauguma sako, aš nesugebu, aš nemoku, aš negimiau dailininku, tai ir viskas, ir tu gali įrodinėti, ginčytis, bet, neverta, bet kai pamato žmogus rezultatą, tada jisai tuo ir patikė, tada jau vau būna. Tai yra iš dalies tokia kaip ir, saviterapija. Taip, žmogus tiesiog įgyja daugiau to pasitikėjimo ir savimi, jisai pamato, kad tas, sakykime, kaip blokas, mitas, kad aš to tikrai nesugebu, kad jisai, dingsta, kad jisai gali ir jisai sugeba. Ir tai labai padeda, aš manau, augimui, pasitikėjimui, tobulėjimui, atsipalaidavimui žmogaus, tie tokie dalykai. Apskritai, kadangi tu esi irgi kūrybos žmogus, tai mes tikrai žinom, kad kokią didelę vertę duoda tas menas, kūryba ir mums nereikia viena kitai to aiškinti tikrai. Jo, mes šitą žinom. Ir labai skatinam kitus. Taip. Bent truputėlį tą meną paliest. Menas yra bet kokia forma. Ar tai yra keramika, ar tai yra tapyba, ar tai yra ebru, bet kas. Kiekvienas Taip. savo atranda. Tai aš tada keliauju gal prie savo klausimų. Taip, gerai. Kaip pas tave atsirado apskritai, kaip tavo gyvenime atsirado menas? Iš kur? Kokiais keliais?
Gal, nežinau, čia kaip sakyt, pajuokauti, ar menas, ar aš mene, tai bet atsiradau, bet tai kažkaip tai traukė mane nuo mažumės ir kaip dabar, kaip stebi tuos jaunus žmonės, jiems kartais yra labai sunku pasirinkti ir žinoti, kas tu, apie ką tu ir kur link tau eiti, nors dabar galimybių tai yra be galo daug ir aš labai džiaugiuosi, kad jaunimas turi dabar begalės galimybių save pažinti ir o tiesiog aš jau gal nuo mažumės, aš jau žinojau, kad mano gyvenimas bus susietas su menais. Kaip tiksliai, tai, na, man dar 5 kokioje klasėje buvo sunku tą pasakyti, bet jau mane klasiokai sakydavo, nu čia tu mūsų klasės dailininkė jau. Tai aš jau žinojau, kad aš tą darysiu, bet kokią formą dar tikrai nežinojau. Tai ir galbūt toks dabar labai įdomus dalykas, kad kai nuo mažens mes gyvenom daugiabutyje ir mano kaimynė buvo dailininkė. Tai man visada būdavo įdomu pro tas duris kažkaip pažiūrėti, kas ten pas ją ant sienos nupiešta, jau toksai kažkaip traukė ir tėvai, nežinau, matydami tą tokį potraukį, tai leido pasimokyti pas tą dailininkę. Tai buvo tas toksai labai fainas dalykas ir patirtis ir tuos darbus, tai aš iki šiol atsimenu labai ryškiai kažkaip tai. O aišku, vėliau buvo dailės mokykla, čia kaip ir daugumai, sakykime, toliau studijos, toliau darbas mokykloje, toliau, ir tokių stengiausi visada, tos saviraiškos visada norėjosi. Ar parodose dalyvauti, ar tai, tiesiog kurti tuos paveikslus ir taip toliau. Ir, prieš 3 metus iš Kėdainių, aš atsiradau Vilniui dabar. Tai tas toksai kelias ir jau ta tokia, veikla, kas liečia studiją, mokyklą ir taip toliau, tai jau, toks, jeigu trumpai toks kelias. Ilgas. Ilgas, bet įdomus. Pagal metus taip jau. Iš tiesų yra faina, kad nesustoji, kad nepabūgai ir kad šiaip iš tiesų, kad atvykai į Vilnių. Nes, sutikim su to Vilniuje, šiaip sostinėje yra daugiau galimybių, bet ir ta pačiu sostinėje yra ir tos konkurencijos daugiau. Taip. Smagu. Dar prisimenu, sakai, kad jau nuo mažens žinojai, kad nori, būti dailininkė, kad būtent į meną tave traukia, ne? O kaip atėjo ta mokytojos profesija? Čia geras klausimas. Kartais gyvenimas, kaip sakyti, tokius pokštus iškrečia, kad aš būti mokytoja aš tikrai negalvojau ir jau virš 20 metų jau esu mokytoja. Taip. Ir tiesiog galbūt buvo tėčio toksai paskatinimas ir toks, gan įtikinamas toksai nukreipimas, kad, tuo metu tai buvo. Galbūt mes neturėjom tos informacijos tokios, kiek dabar turi jaunimas ir tiek visko, internetai, galimybių, belekiek. Tai galbūt tada tas toksai ir buvo gan, labai realus toks dalykas ir tuo metu gal tai buvo toksai, nežinau kaip pasakyta, paskata. Tai natūralu, tai buvo tuo metu ir jo paskata ir tiesiog taip ir tapau, nes galbūt būtų noras buvęs kažkaip kitaip, bet aš manau, kad tiesiog taip turėjo būti. Kartais tu nuo savęs niekaip nepabėgsi, nes buvo vienas laikotarpis, kai aš tiesiog norėjau, nes buvo mokyklų reorganizavimai, tiesiog norėjau išeiti iš mokyklos, iš to darbo. Tai, porą metų buvo gal poilsio, bet natūraliai tave vėl taip įtraukė tas darbas ir kažkaip tai ir taip ir vis dar tebesu ta mokytoja. Ne veltui sako, kas tavo vis tiek tave suras. Tikrai taip. Tai čia gal sunku tada pasakyti, kodėl, kartais taip sunku paaiškinti galbūt, bet tiesiog taip yra. Taip. Pažįstamas jausmas. Aš irgi vienu momentu kažkaip sekundėliai galvau, pasibandysiu, kitus darbus, pasižiūrėsiu, kaip man čia sekasi.
su viena profesija, tai supratau, kad ne man, nežinau, ne mano asmenybei, ne mano mentalitetui galbūt. Taip. Tai viskas ir kažkaip pabuvau, pasižiūrėjau, pasiuošiau kitur, bet vis tiek grįžau prie mokytojos. Ir va dar čia tos edukacijos, nu, žodžiu. Taip. Grįžtam prie tavęs. Gerai. Esi minėjus, kad kurti gali daugelis, ne? Kad, ta prasme, na, tikrai neprivalai būti menininku ar ten gimęs, užaugęs menininkų šeimoje tam, kad kurtum. Bet, tarkim, kodėl tavo nuomonė žmonės dažnai tuo netiki? Galbūt yra tam tikri susiformavę ir stereotipai, tam tikras, na, mąstymas pas mus toksai ir, na, nugalinimas tam tikrų dalykų. Apskritai, gal dabar jaunimas toks žymiai drąsesnis ir labiau savimi pasitikintis, bet mano amžiaus žmonių, net ir dabar jie iš tikrųjų susiduria su problema, kad jie nežino apie ką jie galėtų veikti, ką jie galėtų, kas jiems būtų malonu ir fainai, nes, na, dirbo vieną darbą, o dabar kažkas pasikeitė ir jie nebežino, ką daryti ir kas jų tas arkliukas būtų, kas jiems, kur būtų kur jie atrastų save. Tai tam tikri dalykai arba savęs nepažinojimas, aplinka tam tikra, aš manau, kad nes aš manau, kad tai sudaro priklausomai vėlgi, kokius tu mokytojus turėjai mokykloje, kiek tu to gavai ir ta visa tavo aplinka, aš manau, diktuoja tam tikrus dalykus ir dabar tikrai aš manau, kad labai tas laisvumas ateina, kas liečia tą meną, kad, na, žmonės gali tikrai labai daug kur prie jo prisiliesti ir jiems tai patinka iš tikrųjų. Gal dabar pastebėčiau, kad toks laikas yra ir, nes, na, sakau, kartais pas mane į studiją ateina žmonių, kur tikrai ne vienas jisai yra pasakęs, man kažkas, na, tokį leptelėjo, tokį, na, kur ir žmogui to užteko ir viskas, ir jisai daugiau to nebedarė, tai čia labai įvairiai gali būti. Ne, užtenka vienos frazės, nes, ta prasme, tai gali būti, žinai, nekalta frazė iš tėvų vaikui. Viskas, nukerta visus kanalus. Atrodo nieko blogo, bet. Taip. Bet, jo. Todėl yra, nu, tikrai svarbu, ta prasme, jeigu aš turėčiau vaikų, aš savo vaikus, aš, ta prasme, tikrai leisčiau, žinai, išbandyti viską, išbandyti visas, nežinau, baletai, šokiai, būreliai, keramikos, vis sakant, imk, eik, daryk, atrasi savo. Taip. Ar yra buvę, pavyzdžiui, tokiu atveju tavo, vat, kaip dailės mokytojas darbe, kad tavo mokiniai tave nustebino savo kūrybą, kad tiesiog, na, vis tiek dirbi su žmogum, kažkiek jį pažįsti, o darbas yra kažkas wow. Taip, iš tikrųjų, tai vienas toks labai labai ryškus momentas tai būtų, kad viena mokinė, tiesiog mes piešiam portretus, portreto žanrą ir, na, aišku, tu kartais nematai, vaikas taip apsikniaubęs ten piešia, pasislėpęs ir, nu, matau, dirba, piešia, jinai tikrai gražiai tą mergaitę piešia. Ir paskui atneša man darbą ir vaikas toks sako, mokytoja, aš nežinau, ar jums tai patiks, aš tikrai bijojau, bet aš pamatau ir man tiesiog, nu, kažkoks tai wow, nes ji susirado Facebook'e mano nuotrauką ir tą portretą, tą nupiešė mane, bet jinai taip gražiai nupiešė, tą prasme, kaip jinai mato. Ir tiesiog, nu, tai aš tą darbą turiu ir dar jis kol kas nerado vietos, kad turėčiau kur pasikabinti. Tai, nu, kaip sakyt, paliečia iki širdies gelmių, tas toksai iš širdies, nu, toks įdėtas vaiko, na, meilė, nes tu matai, kad jam tai labai patiko ir jisai būtent tave pasirinko nupiešti, nors čia nei minčių nebuvo apie tai pasakyta tiesiog
ir tai labai, Mhm. na, tai paliečia. O šiaip tai dabar toje mokykloje, kurioje dirbau, privačioje krikščioniškoje gimnazijoje, tai vaikai tai be galo kūrybiški, tai aš, na, stebiuosi pastoviai. Tai man tai teikia, nu, tokį džiaugsmą iš tikrųjų, tas vaikų kūrybiškumas, tai tik tai norisi juos skatinti ir tik tai, kad jie kurtų daugiau ir save išreikštų per tai vienaip ar Mhm. kitaip. Tai Tu minėjai, kad dirbi krikščioniškoje mokykloje, ne? taip. Čia Vilniui, gal Pilaitė netyčia? Tikrai taip, taip, Mes aš šį turim bendrą pažįstamą. taip. Ir aš žinau ką. Anglų kalbos mokytoja. Tikrai taip. Perduok linkėjimus tavo, nes. Bet aš galiu išduoti paslaptį, kad jinai dabar mus žiūri. Palauk. O, tiksliai! Aha, geras, kaip fainai. O, geras. Jotus. Žiūrėjau, geras. Nu, Lietuva maža. Taip, tikrai, tikrai taip. Tai va, nu, smagu, smagu, auklėtojai linkėjimai. Būtinai, nes jinai tikrai labai džiaugiasi ir sako, iš kur tu su Silvija susipažinai, kaip tu su ją tapai pažįstamas. Aš, nu, tiesiog per internetą. Tinklai. Taip. Geras, nu, smagu. Reikės kada į svečius užsukti. Nu, dabar vasarą, tai atostogaujat, kolegos, tai nuo rudens. Bet vasarą šiek tiek daugiau ir laiko galbūt turime, tada taip jau. Teisingai. Variantas. Tai reikės nepamiršti tos minties ir parašyti. Nu, fainai, fainai. Nu, Lietuva giminių kraštas. Tikrai taip. Su klausimais. Tai, žodžiu, mokiniai stebina, mokiniai yra kūrybiški ir mokiniai yra faini. Bet aš iš tiesų tikrai tau pritariu, kad žmonės, ta prasme, ypač vaikai dabar yra be galo kūrybingi. Tarkim, pas mane, kad į dirbtuvės ir ateina mamos su vaikais, arba, sakykime, paauglė, aš esu netgi paauglė vieną turėjus, mama su sūnum, kartu laiką leidžia, tokios edukacijas ateina. Tai, nu, mane nustebino, mane iš klumpių išvertė vaiko kūrybiškumas. Taip. Tai va tas yra smagu. Ir yra faina, kai tėvai tokių dalykų, žinai, negesina, o kaip tik skatina. Taip. Kaip, pavyzdžiui, tu padedi žmonėm išsirišti tas, vadinkim, rankas, nugalėti tą baimę, gėdą, nepasitikėjimą savimi, nes, nu, vis tiek mokytojo darbas kažkiek yra kaip ir psichologo. Taip. Praktiškai tu turi būti taip, jo, tu toks turi būti, na, universalus galbūt, tikrai taip. Ir, na, bent jau kas liečia studiją, aš dabar pasakysiu, bet aišku, tai ir mokykloje galioja. Tai labai svarbus iš tikrųjų ryšys ir bendrystė, draugystė ir tas tarpusavio pasitikėjimas. Nes žmogus jaučia, kad jisai gali tavim pasitikėti ir jisai nėra vertinimas, nėra kritikuojamas. Tiesiog tu būni šalia jo, padedi jam, vedi jį ir, na, drąsini jį. Ir kai jisai tiesiog dėdamas tuos žingsnius, jisai mato, kad jam sekasi. Tai, na, ir gali sakyti pačioj pradžioj, kad aš nieko nemoku, aš ten tik tai mokykloje kažkada tai piešiau, tapiau. Ir kai jisai turi tą pirmąjį užbaigtą darbą, tai tada rezultatas, pats darbas kalba už tave ir tada jau būna vau ir tu nebegali pasakyti, aš nieko nemoku, aš nesugebu. Tai tiesiog yra, aš manau, kad per tą drąsinimą, skatinimą tikrai ir palaikymą. Ir svarbiausia, na, nelyginti su kitais ir nevertinti. Tai nes kiekvienas jisai dirba savo tokiu, savo tempu, savo tuo lygiu auga ir kiekvienas skirtingas yra. Visiškai pritariu. Nes tai yra, nu, labai subjektyvus vertinimas.
Taip, ir dar vienas toks dalykas, kad nebijoti suklysti vis dėlto. Todėl, kad kas liečia dažus, tai aš suverčiu kaltę dažams, sakau nieko tokio, mes užtepsim, akrilas vėl išdžiuvo labai greitai ir mes galim vėl sluoksnių, nors ir 10 sluoksnių padaryti, iki tol, kol tau tikrai tas patiks ir atrodys, kad pavyko. Tai toks, na, kad ir nejaustų tos baimės. Kai jisai nebijo, jisai gali eksperimentuoti, jisai būtent laisvė, galbūt ta laisvė ir išlaisvina žmogų kurti ir tas toks, na, ir ateina, tas pasitikėjimas po truputėlį ir ateina. Jo, visiškai pritariu, nes tikrai, aš manau, žmonės labai, na, sakant, turi iš aplinkos, mes turim tų įsitikinimų ir turim labai daug tų baimių, kas čia ką pasakys, kas čia ką galvos, kaip čia taip. Čia, žinai, čia gal aš nemoku, aš neprofesionalas. Koks skirtumas? Imi ir darai. Nepavyko vieną kartą, padarysi antrą kartą, padarysi kitaip ir padarysi dar geriau. Tikrai taip, 100%. Ir dabar tiesiog priminė man vieną mano mokinį, kuris dabar baigė 12 klasių ir, na, jisai tiesiog vyresnėse klasėse turėjo dailę ir aš žinau, mes labai gražiai diskutuodam su juo, kad jisai ten kitose srityse, bet, nu, jisai visiškai ne menininkas ir taip toliau ir mes, na, kiek išeidavo, po truputėlį pagal jį dirbdavom vienaip ar kitaip ir kas buvo labiausiai, kas palėtė širdį, kai jisai, na, mes tokius laiškelius pasirašėm ir taip toliau, tokias refleksijas. Na, įdomu tiesiog, nes metai praeina ir įdomu žinoti tam tikrus dalykus, tai jisai ir parašė, kad mokytoja vis dėlto mes esame visi labai skirtingi, visi esame individualūs, bet ir galime kurti tuo skirtingų tempų lygių, bet kurti gali kiekvienas. Ir man tai buvo toksai, nu, kur tu tikrai žinai, kad mes ginčydavomės, tikrai, kad, nu, sakau, tu gali. Ir, nu, aš nesistengiau iš jo kažko išlaužti, bet jisai pagal save, aš mačiau tą pažangą ir jisai tikrai tam tikrų dalykų išmoko ir to užtenka. Nu, ir taip. Aš šaunuolis vaikas. Taip. Ir šaunuolė mokytoja. Ačiū. Nes, na, aš tikrai labai sutinku su tą mintim, kad iš tiesų mokytojai yra tie žmonės, kurie augina sparnus mums. Realiai, jeigu, tarkim, ne mano anglų kalbos mokytojas, ne ta pati Aurelija, kuria yra begalinis didelis ačiū, ne ta pati mokytoja Vičienė, irgi anglų kalbos mokytoja, mus iš kažkaip pamanu, kaip jinai mus muštruodavo, kaip jinai mus kankindavo. Bet yra rezultatas. Taip. Ir mes jį matom dabar prieš save. Taip. Tai, sakau, mokytojai, tai čia yra, aš esu mačius vieną labai fainą paveiksliuką internete. Vaikai, vietoj vaikų galvų yra vazonai su gėlėm, o mokytojas stovi kaip tas laistytuvas. Ir jisai pila vandenį į tuos vazonus, kad tos gėlytės augtų, tai va tie mokytojai yra mūsų laistytuvai. Čia tik vizualas geras. Tai pamokiniai kaip vazonai. Gėlytės. Gėlytės. Ja, ne, nu čia pajokavom taip. Toks gal grubus pavyzdys, bet vizualiai labai geras. Labai visiems suprantamas tikrai. Aiškus. Dar grįžtant prie tavęs. Ką tau pačiai reiškia kūrybinis procesas? Ar jis visada malonus yra, ar kartais būna ir sunku? Tai man atrodo vienareikšmiškai pas mus gyvenime vienaip ar kitaip tie yra kalneliai, kai yra tau ir geriau, ir šiek tiek įvairiai, ir nes galim būti ir pavargę, neįsimiegoję, ir kartais galbūt tie darbai supuola visi vieną vietą. Kūryba be jokios abejonės man jinai kelia visada tą tokį pasimėgavimą ir man tai labai patinka, bet kartais būna taip, kad tu tiesiog, na, turi padaryti labai daug darbų arba ne visada galbūt esi toje įkvėpimo, toje būsenoje, bet tu žinai, kad tau reikia padaryti. Ir
tai būna tos iš neigiamos pusės, nes, tikrai visiems tai būna. O iš tos teigiamos pusės tai duoda labai daug tas kūrybinis procesas. Visų pirma, kad tu pats tame išreiški save, tu savo gali, jausmus, mintis, vertybės per tai perteikti, taip pat atsipalaiduoti, pailsėti, daugiau pažinti save. Tu taip pat kitiem teiki per tai per savo darbus, kitiem teiki tas teigiamas emocijas, nes tu matydami tavo darbus, žmonėm irgi, nes menas arba tam tikras estetinis tas grožis suvokimas, jisai tai per meną daug labai duoda tie dalykai. Tai taip pat tu gali, kai dovanoji kažką kitiem, tu sukuri kažką savo ir tai tokia ir vertė, ir prasmė didelė, nes tu į tai sudedi savo, tikrai tą širdį visą įdedi. Ir tada, tas toksai, ir tu matai, kaip tai kitus džiugina, tai ir vertė, ir prasmė, ir tas kūrybinis džiaugsmas tame tikrai yra, iš tikrųjų, gal taip pasakyčiau, gal. Aš visų 100% sutinku šitoje vietoje. Ačiū. Tai yra žiauriai malonu, kai tu stebi, kai tavo mokiniai progresuoja, kai tarkim, irgi kūrybinėse dirbtuvėse žmonės, yra tekę tokių situacijų, tarkim, žmogus dirba, daro kūrinį, sako, nesąmonė čia bus, viskas, nebedarysiu, nesigaus. Po to, kai reikia jau tą darbą išimti iš silikoninės formelės ir kai jau matai galutinį rezultatą, visai nieko, čia gerai, čia man gavosi. Taip. Aš asmeniškai visada sakau, tiesiog pasitikėti savim, daryti taip, kaip tau geriausiai atrodo, taip, daryk pagal save taip, kaip tau yra gražu. Taip. Koks skirtumas, kad tavo kaimynas pasakys, tu darai savo. O kad jam nepatinka, arba kad jisai arba jinai nori kitų spalvų, tai čia visiškai yra normalu, kiek žmonių, tiek nuomonių. Taip, tikrai. Kur pati, sakyk, semiesi įkvėpimo? Kas tave įkvėpia? Kas yra tavo mūza, mūzos? Tai visų pirma, tai kai bendrauju su tokiais bendraminčiais, iš tikrųjų, tokiais pačiais kaip tu, taip pat, aišku, kiti dailininkai ir jų kūriniai, bet labai iš tikrųjų įkvepia gamta. Nes aš manau, kad gamtos grožis jisai yra nepakartojamas ir tu esi tas kūrėjas, kuris tik tai bando truputėlį atskleisti tą tokį gamtos grožį, atkartoti, pakopijuoti, o Dievo sukurto to tokio tobulo grožio, mes, gal pasakysiu tokį žodį, niekas neperspjaus. Ta prasme, tu geriau nepadarysi. Ir tu gali tiesiog žavėtis, gerėtis ir ten tiek visko yra, kad, nežinau, tai labiausiai ir žavi, sakyčiau, ir tai, tu ten semiesi to poilsio, atsikvėpimo, įkvėpimo ir, sakyčiau, man tai gal labiausiai gal tai padeda. Man iš tiesų dabar priminiai, dabar vis tiek vasara, lietuviška tą vasarą pavadinkim taip, bet aš ką pastebėjau, šiais metais labai labai anksti išsiskleidė aguonų laukai kokie. Atsidarai Facebooką ir grupėse vis kažkas kelia, tai ten Riešiai, tai ten kokiam Molėtų rajone, tai ten kažkur prie Vilniaus. Pasak. Viskas, man daugiau nieko nereikia, man užtenka Rūgių lauko, žydro dangaus, biški saulytės ir aguonų. Ir kai važiuoji, tai ir tiesiog tu, kad būtum ten, ar vienas važiuotum, ar kaip su mašina, ir pamatai, ir tiesiog galbūt ne visada galimybė yra sustoti, tai atrodo sustotum ir, tai yra, nerealiai ten iš tikrųjų. Sėdi ir grožies, ir medituoji. Taip. Jo, tai iš tiesų pritariu, gamta yra viena gražiausių, geriausių kūrėjų. Taip. Jo, žmogus irgi yra gamtos dalis, kaip ir sakai, bandom perteikti. O sakykime, pavyzdžiui, iš žmonių kažką turi, kas tave įkvėptų?
Mhm. Tiesiog nežinau, na, turiu tam tikrus savo, na, draugės, kurios tikrai, na, tas jų pozityvas, tas, na, kai susitinki ir pabendrauji, tai, nu, atrodo irgi tas toksai ant sparnų, žinai, ir Nori kur? jo, nes iš tikrųjų žmogui reikia žmogaus ir to bendravimo reikia, tai tikrai yra tokių žmonių, su kuriais palaikai ryšį ir bendrauji ir tuo pačiu ir vėlgi, kai matai netgi tuos pačius, vat ir kūrėjus, sakykime, tai na, iš tikrųjų tai žavi ir tai įkvepia. Ir nu, kai tu matai, kaip jie daro, tu gali kažko tai pasimokti, tu gali, tau kyla vėl naujų kažkokių tai idėjų ar kažko tai, na ir tai įkvepia, aš manau, nes O kokią vertę tavo manimų kūryba suteikia žmogui? sakyčiau, galbūt vėlgi tai yra tam tikra vėlgi ir prasmė, nes priklausomai kas sukūrė, dėl ko sukūrė, nes, na, jeigu kaip pavyzdys, mano dailės studijai tikrai labai žmonės mėgsta padaryti kažkokį tai paveikslą, bet savo artimam žmogui, draugiai, kolegai ir visa kita, bet ir sako, kaip padovanoju, tai sako, nu, ašaros būna pas tos žmonės. Tiesiog tai yra, nes tas žmogus perteikia tai kažką tokio labai asmeniško, labai savito, savo ir tai labai veikia. Tai kartu tai tokia yra, na, nu, nei kainuojama, galbūt nei vertinama tokia dovana. Ir man pačiai tai patinka daryti kitiems žmonėms. Tai nes tas toksai, nu, aišku, kas tą vertina ir supranta, tai tas yra labai, aš manau, svarbu. Ir vėlgi, taip pat, na, aš kad jeigu mes pažiūrėtume, tai tas menas vis tiek jisai yra visur aplink mus. Tai ir aš neįsivaizduoju, kaip tai galim pasakyti, nu, kad nėra to meno aplinkui. Tai visa tavo aplinka, galų galėtų ar ofisuose, paveikslai, dar kažkur, tai visur ta kūryba, jinai tokį ir estetiką kūrė, tą grožį, tau gera būti toje aplinkoje. Ir tai, na, tokią tikrai vertę sukuria, teigiamas emocijas teikia. Ir jeigu tie, kas kuria ir daro, arba, sakykime, mūsų edukacijose būna, tai tas pojūtis yra nuostabus, kad jisai prisiliečia, tie potyriai, kuriuos galbūt ne rezultatas, bet procesas. Tiesiog juos labai, labai sužavi, jie pabūna tame ir įkvėpti tokie lieka ir, nu, patiria tą džiaugsmą kūrybinį. Aš manau, tos vertės yra labai daug. Nežinau, čia galima turbūt būtų vardinti ir vardinti dar. Visiškai sutinku. Nu, ta prasme, čia sąrašas begalinis gali būti. Tai. O kaip su menu šiandien? Ar menas šiandien yra pakankamai vertinamas mūsų visuomeniai pagal tavo manimu? Kad jisai populiarėja, tai sakykime tikrai, aš manau, nes šiandieną dar teko iš Ukrainos tokia moterimi kalbėti, tai būtent tą temą, tai sako, pas jūs ko tik tai nevyksta, sako, jūs esat labai pažengę, visi, sako, atrodo, kad pas jūs visi čia moka piešti, moka kurti, pas mus ten, sako, bent jau ten, kur mes gyvenom, tokių dalykų nebuvo, tiek daug tokio pasirinkimo ir tiek visko, tai aš manau, kad tikrai labai daug vyksta ir, na, ir žmonės pagal tai, kiek jie renkasi ir nori, tarkim, sutikti gimtadienį, tokį menišką, ar renkasi edukacijas, tai jau yra tam tikras, na, aš manyčiau, vertinimas, nes vėlgi galerijos, muziejai, parodos, tik tai galbūt, na, ne visur tas tinkamas, galbūt yra finansavimas, galbūt netiek daug yra skiriama lėšų tiems dalykams, bet jisai galbūt labiau vertinamas, bet aišku, gal pasakyčiau, kad nepakankamai taip, kaip turėtų, nes vis tiek ne kiekvienas menininkas gali tikrai laisvai pragyventi iš savo veiklos, o jeigu tau jinai labai patinka, tai
Tai vadinasi, ir jinai tokia yra puikiai, tai tu turėtum tikrai galimybę, gyventi ir uždirbti ir visą kitą, tikrai laisvai, kaip kai kurių kitų, tarkim, profesijų žmonės, galbūt, bet, dar taip pat vėlgi, galbūt tam tikri stereotipai, tam tikra aplinka, galbūt kiek žmogus to meno matęs, girdėjęs, susidūręs, kiek pažįsta ir gal nežinau, ar tu sutiksi su manimi, tiesiog, kad populiarėja, kad daugėja, taip, bet kad pakankamai galbūt vertinama, kas supranta, tas tikrai vertina. Visiškai sutinku. Aš manau, kad netgi labai vertina tie žmonės, kurie kažkokia dalim yra prisilietę prie vienokios ir kitokios meno rūšies, kurie galbūt kažką yra darę, ar daro, ar vykdo. Nes, sakykime, kas galbūt yra, tarkim, vartotojas to meno, ne visada supranta. Visokių žmonių yra ir tų žmonių reikia. Taip, negali visi būti tik tai menininkai. Taip. Bet šiaip pritariu, nes ir nemažai visokiausių studijų yra, ir edukacijų dabar įvairiausių, ir mokamų ir nemokamų renginių. Tik tai eik, tik tai turėk laiko. Be abejo, tikrai sutinku, kad norėtųsi galbūt to ir didesnio finansavimo, tarkim, kad ir muziejai. Bet, yra kaip yra. Aš, pavyzdžiui, šiais metais, man rodos, rudenį. Dabar nežinau, ar pavasarį ar rudenį. Žodžiu, dėšiu vieniems dailininkams, tiksliau, dailės muziejaus, nacionalinio dailės muziejaus darbuotojams. Vedžiojau kalbos kursus. Ir man merginos rekomendavo mokinės, nueikit, sako, pas mus čia į parodas kelias. Gerai, einam. Jeigu kviečia, tai einam. Ir nuvykau iš tiesų man net nebuvo girdėtas, Boleslavas Ruseckas. Lietuvių Lenkų išeivis menininkas, gimęs šiaip Italijoje, bet gyvenęs Italijoje, mokęsis, po to Lenkija, tada jau Lietuva galiausiai. Jo tėvelis irgi buvo menininkas, tai įsivaizduok, jo darbai per visus 3 aukštus to pastato, to muziejaus, einu ir žiūriu, Da Vinčius. Tu supranti, Renesansas ir Da Vinčius. Aš vadinu lietuviškuoju Da Vinčiu, tai yra pasaka. Tai iš tiesų labai rekomenduoju pasižiūrėti, pasiskaityti Boleslavą Rusecką, tikrai nuostabus menininkas. Tik tai dažnai gaila, kad žmogus yra vertinamas po mirties. Kaip visada, dažniausiai. Dar turiu vieną klausimėlį, patį paskutinį. Koks tau pačiai buvo tavo didžiausias, ryškiausias kūrybinis atradimas ir pamoka? Kartais galbūt sunku įvardinti, nes daug visko, sakykime, yra, bet galbūt suvokimas ir supratimas, ko tu tikrai nori ir ką tu tikrai nori daryti, kas tai yra tavo. Ir galbūt ta mano kelionė iš Kėdainių į Vilnių, vis dėlto tai, kaip sakei, minėjai, reikia drąsos ir visa kita, ne taip paprasta, žinai, viską palikti ir tiesiog, ir atvažiuoti ir pradėti. Tai vedė ta mano tokia, svajonė ir noras tą daryti ir, toksai, tada tu išpildai tai, kas yra tavo vis dėlto. Ir, kad taip pačiai irgi dirbti toje krikščioniškoje mokykloje, kur yra tam tikros vertybės kitos, kur svarbu ne tik ugdymas, bet svarbu ir tas mokinių dvasinis, tas moralinis stuburas, kurį jie įgyja tikrai. Ir tai yra visai kitaip dirbti toje mokykloje, daug lengviau. Ir sakau, tie mokiniai tokie kūrybiški ir jie kitokie vis tiek.
Jie kitaip. Ir tas toksai tuo pačiu, ir ta kita pusė, ta dailės studija, tai ir tu jauti, kad tu darai tai, kas tavo. Ir tai, kas teikia tau džiaugsmą, nes tu matai, nu nerealiai, kai matai tuos žibančias žmonių akis, tokias iš džiaugsmo, ir kaip jiems sekasi, ir kaip jiems pavyksta. Tai, na, tai va tas toks įkvėpimas ir nes tu žinai, kad tu darai tai, kas tavo, tikrai. Ir kai va tie dalykai tave veža, tai galbūt tas toksai, na, gal bendras didelis, tas, sakyčiau, toksai patyrimas, kur ir man tai buvo tikrai, na, kaip sakyt, didžiulis pokytis mano gyvenime jisai. Labai didelis. Ir labai nauda. Tikrai taip. Na ir ėjimas toliau dabar į priekį. Ar turi kažkokių planų ateičiai dabar? Kažkokių nusimačiusių edukacijų, užsiėmimų, ar vasara poilsis? Tai vasarą bus tapomi paveikslai, tikrai yra norinčių vasarą pasimokyti individualiai, tarkim, piešti, pagilinti savo žinias, šiek tiek dar irgi nenutraukiam visiškai dailės studijos veiklos, kad žmonės tie, kurie turi laiko ir vasarą galėtų ateiti, nes kartais per tą kitą laikotarpį būna užimti. Aš manau, taip, vyks ir edukacijos, ir bendri tam tikri projektai su mūsų tomis tokiomis iš mūsų rato kūrybinėmis merginomis taip pat. Tai tas laikas toksai daugiau, na, irgi pasisemti įkvėpimo, pailsėti, atsigauti ir tas menas jisai bus per vasarą, tik gal truputėlį jisai gal daugiau iš kitos pusės galės būti, nes nu, reikia pailsėti būtinai. Ir menui reikia pailsėti. Teisingai. Giedrė, aš tau labai padėkosiu šitą nuostabų, jaukų ir labai fainą pokalbį. Ir mums būtinai reikės kavos susitikti. Būtinai, tada tikrai, aš pritariu 100%. Jo, tikrai, kol vasarą tikrai reikės ištaikyti laisvą minutę ir būtinai. Nepametam šitos minties, neužsikuičiam darbuose. Ir netidėti kažkuriam laikui, nes tada laikas labai greitai praeina ir jo. Mes po laivo galėsim nusistatyti tą laiką. Per ateinančią savaitę kažkada. Tai palinkėsiu tau didžiausios sėkmės darbuose, kūryboje. Ir, manau, detalės apsitarsim susitikus. Tikrai taip, tai aš labai irgi džiaugiuosi, kad turėjau galimybę su tavim pabendrauti ir kad pasikvietei mane į pokalbį. Ir tikrai norisi palinkėti, kad lygiai taip pat tu skleistumeis savo kūryboje taip pat ir tai, ką tu dabar darai, tai yra labai, labai vertinga ir labai naudinga, aš manau. Jo, tikriausiai. Ne, žmonės tikrai, Sakyk. Ne, žmonės vis tiek, tai jie turi išgirsti, nes kartais kai tu nežinai, tu atrodai, kad pats vienas toksai su tam tikrais dalykais, problemomis, iššūkiais ar dar kažką, bet mes visi su panašiais dalykais susiduriam ir tas kalbėjimas yra labai gerai. Savotiškai irgi terapija. Taip, ir sklaida. Ir sklaida, taip. Man sakau, kaip sakant, aš iš to jokių pinigų negaunu, man tai yra, kaip sakant, mano žmogiška misija šitoje vietoje, paskleis žinią apie jūs kūrėjus, kokie jūs esat faini, kokie nuostabus, kokie šilti, tuo pačiu, žinai, kokie labai panašus su tom pačiom bėdom, su tom pačiom problemom, su pačiais išgyvenimais, bet tuo pačiu labai skirtingi. Skirtingos veiklos, skirtingi darbai, skirtingi požiūriai tą pačią situaciją. Tai va, tai man yra labai smagu, kad jūsų yra šitiek daug, tik tai turėk laiko jūs kalbint. Ir dar kavą gerti. Tai va, viskas, ačiū tau, mano miela, palinkėsiu gero penktadienio, gero savaitgalio ir tada neužilgo jau susisieksim PM. Gerai, ačiū. Ačiū tau, iki. Ačiū, kas klausėt.